Kas yra pasaka? Pasaka – tai magiškas pasaulis žodžiuose, kurie susipina stebuklingos būtybės, nuotykiai ir gyvenimo išmintis. Tai tarsi spalvinga knyga, atverianti duris į vaizdingą ir kartu mokomai pasakų stebuklų pasaulį. Pasakos pabaigoje visada baigėsi laimingai. Geriečiai laimi, o blogiečiai pralaimi. Tačiau sugalvokite pasaulį, kuriame pasakos įgauna naują prasmę, kur ne viskas baigėsi laimingai, kur laimė ne visus palydi kelyje. Pati pasaka gimė labai senai. Pirmą kartą ją publikavo autorius Jasevičius 1837 metais, tačiau 1940 metais šios pasakos motyvais parašytą poemą išleido Salomėja Nėris. Būtent šią Salomėjos Nėries parašytą pasaką poemą mes jums ir šiandien pristatysime. Tad pristatome jums vieną žymiausių ir įsimintiniausių lietuvių liaudies pasakų, paversta į poemas, Baleto pasirodymus filmus ir dainas. Eglė Žalčių karalienė. Ši pasaka prasideda, kai kartu su dviem seserimis Baltijos jūroje besimaudžiusi jauna mergina Eglė savo drabužiuose suranda žaltį, Žilviną. Šis žmogaus balsu mainais už drabužius prašo Eglės pasižadėti už jos tekėti. Ką ji lengvabūdiškai padaro? Po 3 dienų tūkstančiai žalčių iš jūros apsilanko Eglės tėvų sodyboje ir ieškodami pažadėtusios nuotakos. Tačiau šeimyna 3 kartus iš eilės bando juos apgauti, pakišdami žąsį, avį ir karvę, kas buvo labai neprotinga. Visus kartus apie apgaulę žalčius perspėjo Gegutė. Žalčiams užpykus dėl apgavystės, tėvai išsigandę išleidžia Eglę tekėti už Žilvino. Tačiau vietoj šlykštaus žalčio, Žilvinas pasirodo Eglei tikruoju savo pavidalu, kaip gražus jaunas vyras. Atšventusi vestuves ir susilaukusi 4 vaikų, sūnų Ąžuolo, Uosio bei Beržo ir jaunėlės Drebulės, pora laimingai gyvena po jūrą. Skamba smagiai ir laimingai, ar ne? Taip, jie atrodo tokie laimingi. Deja, čia dar ne pabaiga. Ką? O tai kaip gali baigtis? Gi viskas atrodo taip tobulai. Ar Eglė ir Žilvinas gyvens ilgai ir laimingai? O va šitą sužinosi, perskaičiusi knygą. Nu gerai, sudominai, būtinai perskaitysiu. O jeigu ir jūs sudomino šį pasaką, tai būtinai perskaitykite šį kūrinį ir pasidalinkite savo įspūdžiais. Šios pasakos išskirtinumas yra tame, kad pabaiga yra netipinė, kaip įprasta pasakoms. Tad jau vien dėl to šią pasaką, poemą tikrai verta perskaityti. Taip pat joje išryškėja gerosios žmogaus savybės, tai draugiškumas, ištikimybė, drąsa, meilė, pasiaukojimas. Tačiau ši pasaka moko, kad gyvenime ne visada būna taip, kaip tu nori, ir tai yra visiškai normalu. Gyvenimas yra tarsi jūra. Tai ramu, tai banguoja, o žiūrėk ir audra kyla. Mes turime išmokti džiaugtis tomis akimirkomis, kai iš tikro gyvenimas apipila mus džiaugsmu, sėkme ir kitais maloniais dalykais. Ir stengti stipriai neliūdėti, kada mūsų džiaugsmą aptemdo įvairios nesėkmės. Ši pasaka nuteikia jūs įdomiam mąstymui ir neeilinėms emocijoms. Pasinerkite į paslapties ir nuotykių kupiną pasakos pasaulį, kuriame netikėtumas gali atskleisti neįtikėtiną grožį. Ačiū, kad skyrėte laiko ir dėmesio išklausyti mūsų. Gražios visiems likusios dienos.